Geras kreditas nuo blogo jau esat girdėję, ne, kom skiriasi. Blogas kreditas yra tas, kur jūs turite eiti į darbą ir negalit mesti darbo, nes jums sekantį mėnesį reikės susimokėti įmoką, o jeigu 90 dienų nemokėsit bankui įmokos, tai bankas tiesiog gali labai greitai su jumis nutraukti sutartį. Lietuvoje iš tikrųjų yra daugiau nei 28 milijardai pinigų tiesiog bankuose. Bet kas yra baisiausia, kad iš tų 28 milijardų, įsivaizduokit, tik 8 milijardai yra padėti terminuotą indėlį. Tada yra kita kategorija žmonių, kurie truputį supranta apie finansus, turi vaikų, supranta, kad bus seni, vat reikia tikrai kažką kaupti daryti. Na, tai tie žmonės ką daro, ne? Viską, ką rinka siūlo ir, sakykime, valstybė, pavadinkim, irgi stengiasi kažką dėl tų žmonių daryti, kad bent kažką žmonės kauptų, neinvestuok ten, kur nesupranti. Paimkim pirmą kategoriją, tai yra žmonių, kurie galvoja, kad reikia grąžinti būsto kreditą. Paimam pavyzdį, kad jūsų kredito likutis yra 100 000, 25 metai, įmoka 585 ir palūkanų jums reikės dar sumokėti be to 100 000, 75 377 eurus. Na ir ką, ir mes dabar turim 7 000 eurų. Ir ką žmonės daro?